Sveiki, tai šiandien buvau paprašyta papasakoti daugiau apie savo auskarus, jų istoriją ir kiek iš visų jų turiu. Savo pirmam kanale, kuriame visi video yra private padaryti, kuriuos aš galiu tik tai vieną matyti, buvau padariusi video auskarų tagas. Ir tenais daugiau mažiau pašnekėjau apie savo auskarus, papasakojau istorijas ir parodžiau, kiek aš jų turiu, bei man regis netgi buvau užsiemus tunelius ir parodžiau, kaip atrodo mano ausis be tunelių. Aš manau, kad šiandien nerodysiu, nes aš jau šiandien juos valiau, išiminėti vėl nenoriu, tad aš tiesiog įdėsiu kur nors nuotraukas. Kaip baisiai atrodo, turbūt jau. Bet aš kadangi pripratus, tai man tiesiog normalus vaizdas visiškai. Visus mano auskarus, arba kitaip sakant, jų kolekciją pamatysit video gale. Dabar bus tiesiog story time apie kiekvieną auskarą, šiek tiek trumpai, detaliai papasakosiu, kaip buvo įvertas ir ar kuris nors auskaras turi kokią įdomesnę istoriją ar ne, nes keli iš šitų auskarų, kurie yra mano veide, tikrai turi įdomią istoriją ir netgi šlykščią, sakyčiau. Taip pat greitai noriu pasakyti, kad su šiuo video aš neskatinu nei vieno žiūrovo vertis auskarus ar vertis tuo labiau namuose, pas draugus ar kažkas tai tokio. Aš buvau jauna, aš buvau kvaila, aš padariau daug klaidų ir tiesiog galvoju, gal pasidalindama savo istorijomis kažkam tai padėsiu apsispręsti, ar vis dėlto nori to auskaro, ar nenori. Ir taip pat šiek tiek atsakysiu ir daugiau į jūsų klausimus, tarkim, ar skauda vertis auskarus, kuriuos labiausiai skaudėjo įsiverti ir kuriuos mažiausiai skaudėjo, ar gailiuosi, ar ne, ir žodžiu, visą tai bus per šį video. Mano pirmasis auskaras buvo kairėje pusėje po lūpa, 13 metų, su mamos leidimu pas profesionalę, taip sakant, jeigu Ignalinoje galima skaityti, kad ten buvo profesionalė. Kainavo viskas 50 svarų, nes 30 kainavo įvirimas ir 20 kainavo auskaras, kadangi aš atėjau be savo jokio auskaro, nes tai buvo pirmasis mano kartas ir aš nieko apie tai nežinojau. Vėliau taip gavosi, kad tas auskaras man užkrešėjo ir mano pusseserė pasakė labai protingą ir gerą idėją, kad reikia išsiimti, per naktį duoti pagyti tam auskarui, atseitam tai skilutei ir tada ryte galėsiu aš įsidėti, bet ryte atsikėlus jis jau buvo užgyjęs ir apkrešėjęs ir labai žiauriai skaudėjo, todėl aš nebegalėjau įdėti auskaro atgal, todėl po mėnesio laiko, kai visą tai apgijo, paprašiau draugės, kad man įvertų ir jie įvėrė ir viskas nuo to kartu buvo gerai. Antrasis auskaras buvo įvertas į liežuvį, kažkur 14 metų, link 15 sakyčiau. Jį man vėrė draugė, bet kita draugė, kurią aš labai pasitikėjau, nes jinai vėrė visiems pažįstamiems mano ir kiek aš mačiau bent jau jų auskarus ir kaip jiems gyjo ir kaip jinai jiems buvo įvėrusi, aš tiesiog mačiau, kad tai buvo tikrai gan profesionaliai padaryta, dėl to aš leidau ją įverti į liežuvį. Man regis tais pačiais metais kažkur tarp 14 ir 15 aš įsivėriau savo pirmąjį antokio auskaro, tai buvo verta salone. Pas tą pačią piercerio, kuri man pirmą kartą buvo įvėrusi po lūpą. 15 metų užsinorėjau snakebaitų, todėl įsivėriau antrą po lūpą auskarą. Tiksliai nepamenu, ar tai vėrė draugė ar salone, bet kažkodėl nujaučiu, kad draugė vėrė. 16-17 užsinorėjau septumo, kurį įsivėriau salone. 17 metų įsivėriau vertical apret, kuris eina per vidurį lūpos. 18 turėjau auskarą sternum, kuris yra šioje vietoje. Tai buvo vertas salone, tačiau jis labai negražiai gijo ir iš vis net negijo, todėl man teko jį po mėnesio laiko išsiimti. Turiu randą šioje vietoje. Ir kažkaip po išsiėmimo daugiau nebenorėjau šio auskaro. 18 metų taip pat įsivėriau industrial, kuris dėja man taip pat nenorėjo gyti ir tiesiog išplyšo ir teko jį išsiimti. Galų gale taip pat 18 užsimaniau bridge, kuris buvo vertas Vilniaus salone pavadinimu Modus plus liktais. Ir prieš sukankant 19 įsivėriau antrą antokio auskarą. Dabar, būdama 24, įsivėriau tragus auskarą, kuris po mėnesio laiko man nelabai gyja, buvo iškritęs originalus auskaras, todėl teko persidėti tiesiog tokį apvalų. Bet kadangi tai buvo verta per kremzlę, aš puikiai suprantu, kad šiam auskarui reikia daug ilgiau, kad jisai pilnai užgytų, todėl aš tiesiog laukiau ir žiūrėsim, po kiek laiko iš tikrųjų užgis. Dabar papasakosiu keletą istorijų, kurios gali būti kai kuriems šlykščios, todėl aš tiesiog iš karto perspėju, jeigu jums nepatinka tai girdėti, prasukite iki čia kažkur parašysiu laiką, kai pradėsiu tiesiog atsakinėti klausimus. Daug žmonių klausia manęs, kuris auskaras man skaudėjo labiausiai ir aš turbūt į pirmąją vietą statyčiau savo septumą, nosies auskarą ir sternum, kuris yra tarp krūtinės. Septumas, kodėl? Visų pirma, jis buvo vertas salone ir kaip jau girdėjote ir gal supratote, kad
Nebuvau turėjus jokių nusiskundimų, kai draugės vėrė, bet kai vėriausi salone, būtent pas tą pačią moteriškę, man netgi 2 kartus nutiko būtent tokia problema, kur aš dabar ir skaitau, kad mano patys skausmingiausi auskarai buvo dėl šitų priežasčių, kurios aš dabar papasakosiu. Sternum. Aš pasiprašiau sternum, kad jis būtų šiek tiek aukščiau įvertas, o ne čia per tą mėsą. Ne mėsą daugiau, bet skūrą. Prieš veriantis šį auskarą aš labai daug domėjausi, ar skauda, kiek labai skauda, per kurią, sakykime, vietą netgi veria. Ir aš tiesiog nepagalvojau, kad pas mane yra čia kremzlė. Ir, tarkim, pas kitus žmonės šioj vietoj yra daugiau odos. Ir jiems tiesiog yra daug lengviau persiverti šį auskarą. Dėl to dauguma žmonių įsivėrė būtent į tą vietą, sako, kad visiškai neskauda įsiverti. Tačiau aš buvau tokia kvaila, kad plus šiaip ir pati auskaro verėja nelabai ir ką žinau, pasakė man tai, kad jeigu aš noriu aukščiau, tada teks verti per kremzlę. Ir aš tiesiog užsiprašiau aukščiau, kad galėčiau tą auskarą slėpti nuo tėvų, niekada neslėpiau beje. Ir taip gavosi, kad jinai man vėrė per kremzlę su jėga. Ta prasme, jos ten mokinė ar kažkas tai stovėjo šalia ir buvo pilnai pakraupusi. Stovėjo tuometinis mano vaikinas, kuris irgi buvo pakraupęs. O aš tiesiog gulėjau taip pakrėslę ir jinai iš šios pusės man per jėgą sukišo tą visą kateterį, aš net jaučiau tą tokį smūgį šiokį tokį. Nu, ne tai, kad smūgį, bet kai pralenda adata pro kažką tai labai tvirto ir storo, tas toks būna, lengvas toks pojūtis, kad jas prasikišo pagaliau. Ir aš neverkiau, bet jinai man kažką tai turbūt, visiems pradūrė nosį, kad man tiesiog išridėjo kelios ašaros ir pradėjo šiek tiek iš nosies kraujas bėgti, bet būtent iš to žaizdos, o ne iš nosies. Tad jo, šitas tikrai skaudėjo labai, nes vis dėlto nosies kremzlė yra šiek tiek tvirtesnė negu ausų kremzlė, bent jau man taip atrodė. Sternumas kaip buvo vertas, aš nusipirkau už tai šios formos auskarą, kuris yra specialiai tokioms vietoms verti. Ir su šiuo auskaru aš atėjau pas tą pačią vėrėją, nes jinai man jau vėrė vertikalabrę, septumas jau buvo pagijęs, aš kažkaip tai nebekreipiu dėmesį ir jinai šiaip iš dalies buvo vienintelė Ignalinoje, kuri vėrė auskarus. Savo krėslą jinai atlošė iki pat galo, kad aš galėčiau atsigulti, kad jai būtų patogiau man įverti. Visas pats vėrimas buvo tikrai netoks jau ir skausmingas, kaip aš galvojau. Pats skausmingiausias dalykas yra žnyplės. Bet paprasčiausiai jinai nesugebėjo praverti man to auskaro ir gal jinai kažkur apie 5 minutės žaidė su tuo auskaru ir mėgino per tą skylę, pro ten kateterį ir visą kitą prakištą auskarą. Jei nesigavo ir jinai man pasakė išsiimti liežuvio auskarą, tą ir padariau. Ir jinai liežuvio auskarą irgi mėgino kelias minutės, tiesiog pamatė, kad jau ten per daug mėsos ir krešulių ir kraujo ir ten aš visą kraujuotą buvau. Ir maždaug jinai pasakė, kad ne, mes neįversim. Ir aš tiesiog guliau lovoj ir maždaug užsimerkus man jau buvo bloga ir aš tiesiog kiškit per jėgą, nes man ir taip skauda, tai koks skirtumas, jeigu skaudės dar labiau. Ir man regis ir buvo ta klaida, kad nereikėjo to iš vis daryti, nereikėjo, jeigu jau pamatė, kad jinai nesugeba įkišti auskaro, reikėjo iš karto ir paleisti visą tai. O aš tiesiog labai norėjau to auskaro ir man sugrūdo to auskaro liežuvio, kuris yra tiesus. O tokioms vietoms negalima tiesių auskarų ar apskritai kokių nors išlinktų, nes paskui visiems atmintinėja. Taip gausi, kad pravėrė, jeigu rasim nuotrauką čia įsidėsiu, kaip atrodė gal 15 minučių praėjus nuo įvirimo. Ir dėja, aš paskui tik tai susižinojau, kad tas auskaras man išsistuminėjo iš odos. Po truputį jisai tiesiog išlindinėjo iš odos. Šiek tiek užgijus persidėjau silikoninę, liktais vadinasi taip tie auskarai, kur tu juos gali lankstyti kaip nori, nes aš galvojau, kad gal tada netaip jį atmetinės. Tačiau gavosi taip, kad nebegyjo 2 skylutės. Vidus kaip ir gyjo, tačiau tos aplinkui skylutės, tie burbuliukai man vis užsikabindavo, tai už liemenuko, tai už kokias maikės, tai dar kas nors, ar šiaip kas nors trinkteldavo, ar paprasčiausiai negydavo tas auskaras, man nesvarbu, kokius auskarus aš bebūčiau dėjus, nes aš keičiau ir į tą kvadratinį, pusiau kvadratinį. Ir žodžiu, su juo visą mėnesį tiesiog, jeigu ne daugiau, jeigu ne ilgiau, turėjau problemų. Ir aš tiesiog skaitau, kad šie 2 auskarai man buvo patys skausmingiausi, vien tik tai dėl to, kad pierserė nebuvo turėjusi pakankamai patirties. Ir dėl to gavosi taip gavosi, bet aš bent jau džiaugiuosi, kad aš turiu savo septumą. Aišku, jis dabar man maišo vien tik tai dėl to, kad man tenka pirktis auskarus
dvigubai didesnius vos ne, vien tik tai tam, kad aš negaliu mažyčių įdėti, nes jie paprasčiausiai man netilps. Šis auskaras atrodo labai mažiukas, bet iš tikrųjų jisai gan tokio normalaus dydžio. Tai per visą mano bulbulinociai. Daug kas galvoja, kad mano vertikalabra turėjo labai skaudėti, bet kaip ir sakiau, žnyplės tik tai skaudėjo, pats įvirimas aš beveik jo net nejutau. Bridžas taip pat daug kas sako, kad turėtų labai skaudėti, tačiau visiškai neskaudėjo. Va čia buvo tiesiog pas dėdę Viktorą, aš dar prisimenu vardą. Tas pierceris tikrai matėsi, kad buvo profesionalas, nes jisai 30 minučių vien tik tai nustatinėjo, kad padėjo taškus, kad maždaug matyti, ar lygu ar ne, ar toli, ar per arti, ir visa kita. Ir jisai labai žiūrėjo dėl mano dar akinių, kad aš galėčiau užsidėti ir kad mane skaudėtų. Ir aš nuo pat pirmosios dienos tiesiog užsidėjau va taip va, ir net ir va taip darydama man net neskaudėjo tą auskaro. Tiesiog toks profesionalus buvo ir aš taip džiaugiausi jo darbu ir aš visą laiką giriu, kai tik tai turiu progą, aš visą laiką jį giriu, nes jis tikrai atliko patį geriausią darbą ir jis tobuliausiai man įvėrė auskarus. Beje, jis taip pat sakė, kad labai tobulai įverti buvo snakebaitai ir kai pasakiau, kad vėrė draugė, jis buvo labai nusistebėjęs ir aš taip, wow, yes. Na kągi, o dabar klausimai, tai ar skauda vis dėlto įsiverti auskarą ar ne? Ir atsakymas būtų taip. Paprasčiausiai įsivaizduokit tokį paprastą elementarų dalyką, kad pasiemam adatą ir bedam per odą. Jeigu jums paprastai įdūrus su adata ar kokį nors aštrių daiktų skauda odą, tai automatiškai skaudės ir kai ta adata pereis per didesnį sluoksnį odos ir netgi mėsos, sakykime. Taip, skauda. Tačiau aš turiu baimę skausmui, man nepatinka skausmas, bet kaip matote iš mano veido, noras turėti auskarus buvo didesnis už baimę skausmui. Kaip prižiūrėti auskarus? Viską, ką aš darydavau, tai valydavau su peroksidu arba buvau nusipirkus oktiniseptą. Oktiniseptą pirkau vien tik tai tam, kad liežuvį valyti, nes man kažkaip nepatiko su peroksidu įvalyti, tad aš tiesiog užsipurkšdavau ant liežuvio ir tiek. Ir po kelių dienų mano liežuvio auskaras pilnai buvo užgijęs. Taip pat noriu pasakyti, kad aš nesu kažkokia tai profesionalė ar per daug išmananti apie tos auskarus, aš paprasčiausiai juos turiu, bet aš niekada gyvenime nesu kažkaip per daug domėjusis. Kažkada norėjau, bet taip ir tiesiog dingo man tą idėją. Nemaža dalis žmonių kreipiasi į mane, kai jiems pradeda pūliuoti auskarai, arba kai jiems šiaip kažkas tai atsitinka, arba negyja, arba gyja ilgiau negu jų draugų, tarkim, auskarai, ir visi kreipiasi į mane ir aš visą laiką sakau, kad kiekvienam žmogui gyjimas bus skirtingas ir tai priklauso nuo kaip buvo įvertas, kas įvėrė, kokiais auskarais ir ar buvo viskas pilnai dezinfekuota, kaip jūs prižiūrite savo auskarus, kokius produktus vartojate, tarkim, ar tiesiog paprastą peroksidą, ar perkate oktiniseptus. Aš nežinau, Lietuvoje dar tebėra to dalyko, bet tikiuosi, kad yra. Jeigu iš tikrųjų matote, kad su jūsų auskaru darosi kažkas tai blogo, tiesiog kreipkitės į profesionalus. Nei mane, nei žmogų, kuris taip pat turi auskarą toje pačioje vietoje ar kur nors kitoje, kreipkitės pas profesionalus, nes jie žino, ką jie daro. Ir jeigu jūs tikrai norite tas auskarą išgelbėti, aš tiesiog, mano vienintelis patarimas būtų nebijokit susisiekti su pierceriu, nesvarbu, ar jūs buvote pas jį ar nebuvote, tiesiog padarykite nuotrauką, nusiųskite ir paklauskite ir pasakykite, papasakokite visą situaciją, kas įvėrė, kaip valote, kaip prižiūrite ir jums tikrai duos 100% pagalbą, nesvarbu, ar vėrėtės pas jį ar ne. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad nebijotumėt, nes labai daug žmonių bijo ir kreipiasi į mane, nes galvoju, kad aš padėsiu ir aš paprasčiausiai negaliu padėti, nes aš nesu piercerė, aš nenusimanau nieko apie auskarus. Vien tik tai dėl to, kad aš turiu jų, dar nereiškia, kad aš viską žinau apie juos. Tai galioja ir su visais kitais žmonėms. Ir taip pat ir dėl tatuiruočių. Gerai, dabar pakalbėkime apie tunelius. Ausis prasivėriau kažkur 12-13 metų, tai buvo gimtadienio dovana ir aš tada iki kažkur 15-16, kai pamačiau, kad yra toks dalykas kaip tuneliai, iš karto užsinorėjau, nusipirkau sraigę. Čia tokios formos ta sraigė, platinimo įrankis, taip sakant, arba dar galite nusipirkti tokį pailgą daiktą. Aš, man regis, kiek pamenu, platinau su sraigė, pirkau 0,4 mm. Dauguma žmonių perkasi 0,2 mm, nes, 4 mm vieniems būna šiek tiek per daug. Visas platinimo procesas vyksta po truputį. Tu tiesiog
kiši tą sraigę ir tu jį vis suki ir tavo ausis platinasi ir tiek. Vieni sukiša iš karto 4 mm, kai kurie net 6 mm, kai kurie per dieną vos pasuka ir, sakykime, per savaitę praplatina tik tai 4 mm, tai yra visiškai fine. Aš platinau į savaitę po 4 mm ir galų gale aš prisiplatinau norimus 4, 6, 8 ir tada centimetrą. Bet viskas tai buvo, kad aš pirmą prasiplatinau šiuos pagrindinius, paskui pamačiau nuotrauką, kad labai gražiai atrodo 3 ir vis mažėjančia tvarka einantys tuneliai, todėl aš jų pati užsinorėjau. Šios kelis man vėrė kažkur draugė, kažkur aš pati persivėriau, žodžiu, tam problemų maždaug buvo, aš tikrai nesiūlau patiems vertis, nes tai yra kvaila mano asmeniškai nuomonė, jeigu jūs tikrai nenorit netekti ausies ar kažką tai blogai pasidaryti, tai tiesiog tikrai nepagailėkit tų pinigų ir nueikit pas profesionalus. Nes aš problemų turėjau ir man paskui labai buvo sunku praplatinti štai šitą tunelį, man jį kartais iki šiol skauda ir aš jį taip blogai buvau įvėrusi, kad šiandien vos oda jaučiasi ir, žodžiu, tiesiog problemas. Tiesiog reikėt pas profesionalus ir tiek. Tad nuo pat pradžių aš jau esu įsivėrusi centimetras, 8 mm ir 6 mm. Skauda platintis ausis, tai priklauso nuo jūsų, kaip ir sakiau, aš platinau su po truputį, kadangi man nelabai patinka skausmas ir aš tiesiog nemėgau jo. Buvo vieną kartą plyšę, ačiū Dievui, viskas dabar gerai su juo, išsaugojau ausį. Bet paprasčiausiai prieš berintis auskarus ar platinant tunelius, ar, sakykime, ar darant tą pačią tatuiruotę, tiesiog susigūglinkit viską. Nenueikit paklausti vieno žmogaus ir tiesiog jo nuomonės klausyti. Tiesiog išklausykit visų nuomonės, išklausykit tų profesionalų nuomonės ir tikrai viskas bus gerai. Ir jeigu jūs tikrai norite auskaro, tai kaip jau nežinau, kelintą kartą sakau, darykitės pas profesionalą, o ne šiaip pas tuos, kurie nebijo įverti auskaro ar nebijo padaryti jums tatuiruotės ar kažkas tokio, nes, jeigu norit vėliau gailėti savo gyvenime, tai galite tai daryti, jeigu jums tiesiog yra pofik, fine, bet jeigu jūs norit lygiai gražiai įverto auskaro ar tiesiog kur nors gražiai padarytos tatuiruotės, tai tada tiesiog kreipkitės pas profesionalus. Na, dabar pasižiūrėkim, kiek per per jau 10 metų, kiek aš sukaupiau savo auskarų, kurią galima netgi būtų turbūt sakyti kolekciją. Tad visus savo auskarus laikausi šiame maišiuke. Šiuos auskariukus man buvo įdėjusi fanė, kurią atsiuntė į mano paštą. Bet dėja, kadangi aš turiu tunelius, aš negaliu vertis tokių paprastų auskariukų tais vinukais, todėl dėja negaliu jų ir nešioti. Bet jie žiauriai kietai atrodo. Labai ačiū. Tad štai tiek turiu auskarų ir jų dalių. Šie būtų industrial skirti ir šis pirmasis, su kuriuo būtent ir vėriausi, tačiau jis buvo per ilgas, vėliau iškrito pigliukas, todėl teko jį išsiimti. Tada nusipirkau kelis mažesnius, trumpesnius, tačiau jų jau nebereikėjo, nes tiesiog pamačiau, kad nebeišgelbėsiu savo industrialų. Turiu visai nemažą kolekciją apvalių auskarų, nes man patikdavo įsidėti snakebaitus, abudu apvalius, tiesiog labai įdomi ir keistai atrodydavo, labai įmau atrodydavo. Turiu keletą paprastų vinukų formų. Šiuos du buvau pirkusi, man regis, iš mainyk.lt ar mano drabužiai.lt ir aš galvau, kad aš juos nešiosiu po lūpą, tačiau jų diametras yra storesnis negu paprastų vinukų, todėl aš paprasčiausiai negalėjau jų įsidėti ir jie labai kvailai atrodo, žodžiu. Vėliau turiu antakiui skirtus auskarus, kitaip vadintasi banana formos, arba tiesiog šiek tiek išlenktą formą. Ir turiu daugybę liežuvio auskarų. Čia naujasis auskaras. Štai taip atrodė mano traugus auskaras, kol nepamečiau vinuko. Šią širdutę nusipirkau, kad kai užgis tragus, galėčiau tiesiog įsidėti būtent šią formą, nes tiesiog visą laiką, kai matydavau nuotrauką su tokiu auskaru, man norėdavosi ir pačiai turėti. Šiuos kelis pirkau visai ne per seniausiai, tačiau jie man yra per maži nosiai. Kaip ir sakiau, aš privalau pirkti šiek tiek didesnio diametro auskarus, vien tik tai dėl to, kad mažesni man paprasčiausiai netelpa ir, tarkim, kuriuos matote burbuliukus išlindusi pas mane į nosį, šitų jau visiškai nebegalėčiau matyti, ar tuo labiau įsidėti ir užsekti. Ir kaip minėjau, kaip rodžiau, štai šis auskaras buvo skirtas mano sternum auskarui praverti. Aš taip pat buvau pametus burbuliuką, nes dieve mano, kiek aš tų auskarų esu pametus per savo gyvenimą, čia turbūt tik pusė liko jų. Bet štai tiek liko mano auskarų, aš vis dar kartais nusipirku keletą, kur tik tai jų randu.
nes tarkim, man labai patinka auksiniai, gražiai atrodo ir mano veide taip pat yra vien tik tai auksinės spalvos auskarai šiuo metu. Tad pirmiausia pradėsiu nuo platinimo arba kitaip sraigės, kuri man čia regis yra 4 mm, 6 mm ir 1 cm. Tai čia yra taip pat liktais 6 arba 8 mm, aš jau tiksliai nebepamenu. Mano pirmieji auskarai, dabar tiksliai net neprisimenu, arba buvo tokie, nes man labai patikdavo, labai emo atrodydavo, todėl aš jos buvau nusipirkus, vieną pamečiau, tada nusipirkau tokius tuščiavidurius ir pamečiau didesnį, vėliau nusipirkau Galaxy formos ir kaip matot pamečiau didesnį, vėliau kai prasiplatinau šiek tiek daugiau, nupirkau kitokį Galaxy ir man paprasčiausiai atsibodo ir šiuo metu aš turiu tunelius, kurie yra paprastai balti silikoniniai, tačiau šviečia tamsoje. Tad iš tikrųjų gan maža ta kolekcija tunelių, nes aš nelabai ir mėgdavau keisti, aš pakeičiu gal kartą per metus juos, nes man tiesiog sunku yra surasti tokį tunelį su tokiu paveikslėliu, kad man patiktų. Tačiais 2017 metais aš nusipirkau tokios formos tunelius, jie yra 1 cm diametro, tiksliau. Ir per klaidą jie man atsiuntė po kelias poras, tad iš dalies visai neblogai, nes jeigu, sakykime, aš pamesčiau vieną, tai turėčiau kelis atsarginius. Tad, kaip ir sakiau, mano silikoniniai auskarai, kurie šviečia naktį, yra tiesiog paprasti balti ir aš juos susidėjau vien tik tai dėl to, kad man būtų patogiau juos valyti ir juos išsiimti, nes tuos reikia visą laiką išsukti arba dar ką nors padaryti ir man tiesiog tai nusibodo ir aš paprasčiausiai norėjau silikoninių auskarų, nes jos tiesiog taip gražiai paėmė ir išėmė. Na ir dar keli tada klausimai ant galo, kiek aš iš viso turiu auskarų ir kiek aš turiu tunelių, nes labai daug kas sako, kad tuneliai yra auskarai. Man asmeniškai ne, kitiems galbūt taip. Tačiau aš tiesiog pasakysiu pagal save. Aš turiu dabar 9 auskarus. Tai 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ir 9. Nes tragus man vis dėlto tai skaitosi kaip auskaras. Jeigu būtų čia įverta paprastas auskariukas, tai man tiesiog tai skaitytųsi kaip ausies auskaras, o ne body piercing. Ir aš turiu 6 tunelius, kaip ir matėt, kaip ir visai lengva suskaičiuoti. Daugiau jokių kitų auskarų savo kūne neturiu, apart veido, ausies ir tunelius. Turiu 2 tatuiruotės, vienas yra ant kojos, Cheshire Cat iš Alice from Wonderland ir kitas yra skirtas mano mamai, ant kurio parašyta aš myliu savo mamą. Tad po kol kas tik tai tiek body modifications turiu. Ar aš gailėjausi kada nors gyvenime savo auskarų? Ne. Ar gailiuosi šiuo metu? Ne. Ar norėčiau jas išsiimti? Kartais užknisa, ypač kai pametinėjau savo šitą auskarą ir jis man dažniausiai va taip kaip nors man nusisuka, tai jis biškai erzina mane. Bet šiaip mėgstu savo auskarus, myliu savo visus auskarus ir negaliu išsirinkti nei vieno mėgstamiausio ir negalėčiau pasirinkti nei vieno nemėgstamiausio, man jie visi patinka lygiai. Tas pats ir su tuneliais. Ir ar kada nors žadu juos išsiverti, aš ne ekstrasensė, kad žinočiau, kas įvyks po metų, 2 ar 10, todėl tiesiog neklausinėkit ir palikit mano auskarus ramybėj. Kada aš norėsiu juos išsiimti, tada ir išsiimsiu, jeigu nenorėsiu jų išsiimti, tada jų ir neišsiimsiu. Bet Greta, kaip tu atrodysi pasenus? Aš atrodysiu fucking awesome! Tad manau šiandien tiek, tikiuosi atsakiau į visus tokius svarbius ir pagrindinius ir dažniausiai užduodamus klausimus, kurie mane visus 10 metų vis dar tebeerzina, bet aš visien į juos atsakinėjau. Jeigu neatsakiau ir jeigu visiems turite kažkokių tai klausimų, tik būkit geri, neuždavinėkit tų pačių klausimų, ar skauda įsiverti tokį ir anokį auskarą, taip fucking skauda visus auskarus įsiverti. Ar kaip ir prižiūrėti, kaip ir sakiau, Octoniceptus arba peroksidas, arba tiesiog kreipkitės pas savo pierstinį, kaip ir daugiau viskas. Tad, ačiū visiems už dėmesį šiandienos ir kaip visada pasimatysim per kitą video. Bye!